Pasak mero, Vilniuje dar reikėtų pastatyti darželių, kuriuose būtų 3000 vietų. Po mažiau nei 10 mečių į vakarų Europą iš Talino per visas Baltijos šalis bus galima važiuoti greičiau naujų geležinkelių. Lietuvos, Latvijos ir Estijos premjerai Taline pasirašė susitarimą dėl transeuropinės geležinkelio vėžės projekto Rail Baltica. Tačiau estai ketina neskubėti ratifikuoti sutarties, lauks balandžio, kai bus pristatyti ekonominiai naujos vėžės vertinimai. Po ilgų ginčių ir nesutarimų 3 Baltijos šalių premjerų parašai ant Rail Balticos sutarties. Tiksliau įsipareigojimo baigti tiesti geležinkelį per 9 metus. Lietuva ją pasirašė tik sutarus, kad projektą koordinuojanti Latvijoje registruota bendrovė įsteigs atstovybės Lietuvoje ir Estijoje, o nuo visų pirkimų mokesčiai bus mokami ten, kur vykdoma veikla. Baltijos šalių pirmiausiai bendro projekto įgyvendinimas parodo, kiek mes politiškai esame stiprus įgyvendinti tokio masto strateginius projektus. Ateityje mūsų laukia elektros tinklų sinchronizavimo projektas, dujų rinkos vieningos sukūrimas ir atvėrimas. Lietuva tiesiant geležinkelį pasistumėjo labiausiai. Keleiviai ir kroviniai iš Lenkijos iki Kauno jau keliauja europinė vėžė. Tiesa, dar bus modernizuojama, kad traukiniai galėtų važiuoti 2 kart didesniu greičiu. Nes dabar kelionė iš Kauno į Baltstogę sutrumpėjo tik 20 minučių, vietoj 5 valandų. Dabar Lietuva planuoja tiesti geležinkelį nuo Kauno iki Latvijos sienos, dar 100 kilometrų. Kol kas neaišku, ar ant senos vėžės, ar tai bus visiškai nauja atkarpa. Taip pat bus tiesiama ir nemažai ginčių sukėlusi atšaka iki Vilniaus. Susisiekimo ministerija praneša jau išsiuntusi laiškus daugiau nei 2000 gyventojų dėl reikalingo žemės išpirkimo. Tam gali prireikti 800 milijonų eurų. Darbai vyksta ir Latvijoje bei Estijoje. Premjerų pasirašytą sutartį dar turės patvirtinti šalių parlamentai. Projektas Rail Baltica yra ypač svarbus skatinant mūsų ekonomikų augimą, kuriant patikimą ir tvirtą transporto koridorių. Vienijant ekonomiką, izoliacija liks praeityje. Tačiau estai žada neskubėti ratifikuoti sutarties. Jie ketina laukti balandį pasirodysiančios galimybių studijos. Ar europinė vėžė apsimoka ekonomiškai? Estijoje projektus susirūpinę ir žalieji dėl galimo neigiamojo poveikio gamtai. Mat naujas aptvertas geležinkelis anot jų sutrikdytų gyvūnų migraciją. Su Baltijos šalių premjerais susitikęs Europos vadovų tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas žadėjo palaikymą europiniam geležinkeliui. Didžiąją 5 milijardų eurų vertės projekto dalį finansuoja Europos Sąjunga. Šiandien pasirašius susitarimą su Europos komisija bus deramasi dėl tolesnės paramos. Galiu patikinti, kad Europos Sąjunga pasirengus investuoti. Ir patikėkite, kaip Lenkas aš daug geriau nei kiti mano kolegos. Kita žemyno dalis suprantu, kad šis projektas svarbus ne tik jums trims. Baltijos šalims, Lenkijai, Suomijai, bet tai visos Europos infrastruktūros projektas. Ir jūs galite pasitikėti manimi. Nuo idėjos geležinkelius sujungti Baltijos šalis su vakarų Europa jau praėjo 16 metų. Jei pavyks nutiesti europinę vėžę, kaip numatyta, tai iš viso darbai truks 4 amžiaus.